Aš važiuoju traukiniu ir va viskas mano, ką aš pasiėmiau. Važiuoju į Kauną, o tenais būsiu modistė. Pagaliau atvažiavau, dabar einu persirengti gražiausią savo suknelę. Na va, jau ir atvažiavau. Na va, šita suknelė mano yra gražiausia. Pažiūrėkit, kokie mano plaukai. Ar žinot visi, kokią galima pasidaryti tatuiruotę? Reikia vandens, teptuko, flomasterių ir lipnios juostelės, kad pasidaryčiau tokią tatuiruotę. Galima ant veido, galima bet kur darytis tatuiruotę. Galima ir netgi ant plaukų. Va. Kaip va šita. Nelabai matosi. Bet ji nusiplaunama. Visi flomasteriai nuplauna ant plaukų kai būna. Tai va. Aš tai čia mano šuniukas. Koks tavo vardas? Pūkis. Jis labai švelnus, dėl to ir pavadinau Pūkiu. Au, 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 au. Jisai sako, tiesiog puiku. Labai puiku. Oi, pamiršau savo vardą pasakyti. Mano vardas Ligita. Netgi tas, kas vaidina mane, yra Ligita. Taip va. Viso gero. Susitiksime antroje dalyje. O dabar bus pirma dalis. Linkiu sėkmės, žiūrėdama savo ir mano filmuką. Nes jis yra daug gražesnis negu visokie kiti. Madistės mergaitėms labai patinka. Tai, lygiai tai sugalvoja padaryti apie madistę. Gal kam nors negraži suknelė, bet ji ne iki kojų. Bet tokia. Viso gero.